Žituvės, tegul tai būna mūsų bendra šventė, kur geriau padirbėti super, super. Ne, 8. Surišo rankas, štangą. Stebuklinga laimė su į laisvą Lietuvą šiandieną grįžtu. Kelią nuolatos skubu, aš dairausi, šypsausi. Kas tavo tėvas? Leninas. Tu gal kvailas? Mokslininkai dar neištyrė. Vertimas iš lietuvių kalbos į gestų kalbą. Norint atkreipti kurčio žmogaus dėmesį, galite Su vaikais per pamokas reikia bendrauti individualiai. vienu metu. Taigi toks vaikščiojimas per pamoką labai blaško vaikų dėmesį. Aš nenoriu, kad tu dabar kalbėtum. Aš negaliu. Net Jis dirba, o kiti sėdi ir stebi, kol klasė bus. ir studijavau. Ir kad galėčiau pragyventi, kartais dirbdavau. Ir norite atkreipti kurčiojo dėmesį, jūs žinote, kad ne. Staiga jis susimano su manimi pakalbėti ir tapšnoja man per petį. Vieną dieną turėjo vykti įdomus vaidinimas. Tik viena jūsų ateitų, bet man jos nereikia. Tai nežinau, ar jums, ponė vertėja, galima, ar... Ėjo pas valdytoją turėti. Ką čia dabar nori? Kas ten neaišku? Viskas parašyta. Mano batai buvo 2. Vienas dingo, nerandu. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. Ačiū, Birute. Taigi 3 vieta Agnė Tvarijonaitė. Paplokime. Įteikėme rėmėjų dovanas. Dėkojame, Agne, tau. 2 vietą bei gauna plastiškiausio vertėjo nominaciją. Ir tai yra Kadereškevičiūtė. Sveikiname Erika šaunuolę. Na, o dabar mes norime paskelbti nugalėtoją ir šį darbą atliks mūsų mylima Ramunė, asociacijos atstovė. Pakvieskime ją į sceną. Raimonda Vaičeliūnienė. Gražių ateities vertėjų. Džiaugiuosi už tai.
Ir taip pat kaip Labą dieną. Aš noriu trumpai papasakoti apie lietuvių gestų kalbos vertėjų konkursą. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija pradėjo tokį pirmą konkursą organizuoti, kuris įvyko 2011 metais. Iš kur kilo tokia idėja? Tai pati idėja buvo Uljanos Petraitienės. Uljana pasiūlė mums įrengti tą konkursą, todėl kad jinai turėjo labai gerą dovaną. Ir koks yra konkurso tikslas? Kad galėtume plėsti informaciją apie vertėjų darbą, kad daugiau visuomenė sužinotų, kas tai yra vertėjo darbas, kokios yra problemos susijusios su vertėjų darbu, kaip stovėti, kaip versti. Taip pat, kad būtų tokia kaip pramoga vertėjams. Vertėjas, kad galėtų save parodyti, o salės žiūrovai galėtų stebėti. Tai buvo pagrindinis tikslas konkurso. Gestų kalbos vertėjas tai yra kas? Tai yra kaip tiltas, kurioje vienoje pusėje yra kurčias žmogus, o kitoje pusėje yra girdintis žmogus. Ir vertėjas yra labai svarbus, nes jeigu vertėjas yra geras, tokiu atveju kurčias gali daugiau integruotis į girdinčiųjų bendruomenę. Jis gali mokytis taip pat. Taigi yra įvairius darbo pasiūlymai. Aš tikiuosi, kad ir ateityje kurtėjai galės eiti ir į politiką. O vertėjui norinčiam gerai dirbti reikia pastoviai kelti savo kvalifikaciją. Reikia nebijoti pasižiūrėti į save iš šono, įvertinti tai, kaip aš dirbu. O šiandien 2011 metais Šiauliuose vyksta vertėjų konkursas. Susirinko daug įvairių žmonių. Vertėjai labai jaudinasi, visos dalyvės labai jaudinasi. Bet drąsiai eina ir bando parodyti save. Užkulisiuose matome, kaip vertėjai draugiškai komandose palaiko viena kitus, padrąsina viena kitas. Jos stengiasi. Buvo viena iš užduočių namų darbas, tai yra imituojamos dainos. Taip pat buvo antra užduotis vertimas iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą. Atvyko svečių iš Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Paliušienė. Šiaulių miesto vicemerė. O šio konkurso globėja yra Seimo narė Margevičienė. Gavome daug labai paramos ir tokiu būdu žmonės tiesiog sužino apie gestų kalbos vertėjus. Tai ir taip pat apie kurčiuosius. Gerai, ačiū labai. Ačiū.